išskiriami rekomenduojamų šeimos narių susitarimų toks rinkinys būtent dėl ekranų naudojimo, skirtas iki mokyklinio amžiaus vaikams. Tai pirmiausia ekranų laikas yra ribotas. Tai labai svarbus yra dienos limitas. Vaikai gali naudoti ekranais ne ilgiau kaip 1 valandą per dieną. Tai gali būti suskirstyta į trumpesnės pertraukas, pavyzdžiui, po 15-20 minučių. Tik kokybiškas turinys naudojamas. Leidžiame naudoti tik lavinančiomis programomis, filmukais ir žaidimais, kurie yra tinkami vaikų amžiui ir padeda jiems mokytis. Toliau antras, tai ekranus naudojame kartu esant suaugusiam, suaugusio priežiūra. Ekranai naudojame tik tada, kai šalia yra suaugęs, tėtis, mama, globėjas, kuris gali padėti vaikui suprasti tą turinį ir užtikrinti, kad jis yra tinkamas. Be ekranų valgio metu draudžiama valgio metu naudotis ekranais, prie pietų stalo neturėtų būti jokio ekrano, kad galėtume bendrauti, sutelkti dėmesį į maistą ir vienas į kitą. Ir ekranai yra išjungiami bent valandą prieš miegą. Tai reiškia, kad rami vakaro rutina. Ekranai turi būti išjungiami bent 1 valandą, kad būtent vaikų smegenys galėtų atsipalaiduoti ir pasiruošti miegui. Pagrindiniai 4 ekranų laiko ribojimas, naudojimasis tik šalia esant suaugusiam, valgio metu ekranai nenaudojami, valandą prieš miegą ekranai išjungiami. Toliau labai svarbus iš rinkinio ekranų yra išskiriamas kaip naudotis, tai aktyvumo ir kūrybinės veiklos prioritetai. Tai yra pirma veikla be ekranų, skatina kūrybinės, fizinės, lauko įvairios veiklos. Prieš pradedant naudotis ekranais, vaikai turėtų praleisti laiką piešdami, žaisdami ir užsiimdami fizinę veiklą, ar ne? Tai pirma, ką mes darom, su vaikais aktyviai praleidžiam laiką, ar ne? Tik tada galime naudoti ekraną. Bendra taisyklė, ekranai neveikia be reikalo, ar ne? Ekranų pauzės. Jei ekranas nėra būtinas, pavyzdžiui, kai žiūrim lavinamuosius filmukus, skaitmeninės knygas, ar ne, jis lieka išjungtas, įskaitant laiką, kai lankome svečius, esame lauke ar turime kitų veiklų. Ekranų taisyklės tikrai turi būti privalo taikomos visiems šeimos nariams, ne tik vaikui ar ne, ar kūdikiui, bet ir suaugusiam, ar ne? Suaugęs taip pat turi laikytis taisyklių, turi riboti savo ekranų laiką, ypač bendraujant su vaikais, kad parodyti tą pavyzdį vaikui, ar ne? Nes jeigu suaugę tėvai, žiūrėdami, tarkim, vakarienės metu naudosis telefonais, pasijungia fone, žiūrėsit žinias, ar ne, kur atrodo jums tikrai labai svarbi ta televizija, ar ne, bet vėlgi rodysite netinkamą pavyzdį vaikui, ar ne, ir kuomet jūs reikalausite iš vaiko, kad kuomet jūs valgot, žiūrit žinias, ar ne, vaikas tada negaus jokio jūsų atreagavimo, jisai pasiims savo telefoną, ten pasijungs kažkokį filmuką, ar ne, ir jūs tada jau supyksit, kodėl jisai žiūri, ar ten kažkaip netinkamai reaguoja. Bet pirmas aspektas tai būsit jūs, ar ne, kad jūs pasirinkot būtent valgio metu žiūrėti ten savo mėgstamą laidą. Tai labai svarbu stebėti savo elgesį kaip suaugusio žmogaus. Ir ekranai nėra nei apdovanojimas, nei bausmė. Nenaudokite ekrano kaip vaikui kažkokią paskatinimo ar bausmės priemonę, ar ne? Ekranai nėra nei uždirbami, nei atimami. Naudojimasis ekranų nėra atlygis už gerą elgesį ar bausmė už blogą elgesį. Kad vaikai nesocijuotų to ekrano su emociniais atlyginimais ar kažkokiais praradimais. Tai išskiriami 8, ar ne, tai aktyvumas, kūrybinės veiklos turi būti prioritetas, ne ekranas, ar ne, pirma aktyvios veiklos, bendra taisyklė, kad būtent neveikia ekranai be reikalo, mes juos išjungiam, kuomet mes aktyviai leidžiam laiką, taisyklės visiems šeimos nariams, įskaitant ir suaugusius, ir neapdovanokit ir nebauskit vaikų už ekranų naudojimas, negali būti apdovanojimas ar bausmė. Toliau toks gali būti pavyzdys šeimos susitarimo dėl ekrano naudojimo. Kaip pavyzdys išskiriamas toks, pavyzdžiui, pirmasis ekrano laikas 1 valanda per dieną, ar ne? Ir mes suskirstom 15 minučių ryte, 15 minučių per pietus, 20 minučių vakare, ar ne? Arba atitinkamai kaip susitarsite šeimoje. Galim sudėti paveikslėlių šeimos narių, galbūt nuotraukas ir ekranai tik su mama ar tėčiu.
ar ne? Toliau galim dėti nuotrauką maisto be ekranų prie stalo, ar ne? Tada galim įdėti nuotrauką lovos, išjungiame ekranus valandą prieš miegą, ar ne? Pirma kūryba ir judėjimas, ekranai tik kai reikia, ar ne? Ir taisyklė galioja visiems ir būtent galime kažkokios dovanėlės turėti paveiksliuką, kad ekranai nėra dovanos ar bausmės. Suprasti, kad vaikas taip elgiasi nespecialiai, jam reikia jūsų pagalbos nurimti. Ūmios reakcijos metu nemoralizuoti, neklausti, kodėl tai pasielgė, negėdinti, jog stipriai supyko, nes tai neveikia. Visiškai neveikia šis būdas, negazdinkite. Dabar nesakykite, niekada nežiūrėsi filmuko, dabar neleisiu niekada tavęs į lauką. Ne? Tai yra gazdinimas paremtas tikrai niekiniu pavyzdžiu. Situaciją aptarti, kuomet vaikai pilnai nurimsta, kada jau turim praėjusią ūminę reakciją, tik tada aptarinėjame. Emocijas neslopinti, o padėti jam išmokti konstruktyviais būdais išreikšti. Pritūpti vaiko akių lygyje, apkabinti, atspindėti būseną. Pavyzdžiui, pasakyti, suprantu, kad supykai, nes neleidau ilgiau žiūrėti filmuko, tačiau tavo laikas pasibaigė, galėsi žiūrėti rytoj. Jei vaikas gali sužaloti save ar kitus, mušti, spardosi, rėkia, apkabiname iš nugaros ir laukiame, kol vaikas nurims, ar ne? Nesėskime priekiu, nes gali ir jūs sužaloti, ar ne, galvą į galvą trenkti, galbūt spjauti vaikas, tuomet labai svarbus tas iš nugaros apkabinimas ir nuraminimas. Tas elgesys, kurio pagalba vaikas susilaukia dėmesio, už kurį yra skatinamas ateityje linkęs kartotis, o ignoruojamas silpnėti ir išnykti. Labai svarbus aspektas, ar ne? Kokį mes elgesį skatinam, tas elgesys ateityje mums kartosis, kurį mes ignoruosim, silpnės ir išnyks. Reikėtų stengtis, kiek įmanoma, neakcentuoti probleminio vaiko elgesio, bet visokiojopai skatinti pageidaujamą, priimtiną elgesį. Dabar matote ir paaiškinsiu, kodėl labai svarbu tų stiprių emocijų metu, kodėl neveikia jokie, kodėl, kas nutiko, kodėl taip elgeisi, ar ne?